Nu ką, žmogysta, susitaikyk su tuo, kad tu gimei į vergiją. Dabar aš tai paaiškinsiu žmonėms suprantama kalba ir fizikam suprantama kalba. Tu nesi vientisas, tai reiškia, tu paskirstytas minimum į dvi dalis, tai yra sąmonė ir pasąmonė. Pasąmonės mokymasis maždaug užsivėrė prie 7 metų, tą bazinį informacija, kuri buvo sukrauta iš to neloginio dalyko, taip kaip tu matei ten, išsigandęs ir panašiai. Jinai šiandien tave valdo. Jinai daro viską automatiškai. O va toji sąmonė esi tu, kuri nieko nekontroliuoja, bet galvoja, kad viską kontroliuoja. Tai yra protelio įkaitas. Ir kol tavęs nesuklijuos, tau darbe nurodinės, koksai riebus senis, kad tu čia turi tą daryti, aną daryti, pagal laikrodį šikti, kavą gerti, panašiai. Tau duos tiek, kiek norės. Na, pagal įstatymus, kaip sakant, ant popieriaus privalės parodyti tiek, kiek reikia, bet visa kita nuo to dėdės priklausys arba tetos, va tos keturkampų snukių despoto, kuris reguliuoja, nes jinai žino, kad galima tokius asilus reguliuoti. Tai vat, kadangi jūs niekada nebuvot mokinti nuo mažens prisimti atsakomybės, tai reiškia tavo pasąmonė, jinai suprato, kad tu ją išdavei. O tiem žmonėm, kurie, kaip sakant, buvo mokinti, arba jie bent jau nebuvo tokiose sąlygose auginami, pas juos pasąmonė jų klauso. Vat pas juos ir yra, jie planuoja ir pasąmonė vykdo, dėliojasi, darosi planai ir atrodo kaip sviestu patepta jų planai vyksta. O tavo sėdi, nekenti kitų, nes nesupranti, kodėl jam sekasi, tau ne, kodėl pas tave smegenys atrodytų nedirba, nes nėra, o ten tik išgyvenimo mechanizmas surašytas. Kaip tau, kad neužpistų į snukį, kaip tau, kad kažkas tai kažko šlykštaus nepasakytų, sėdė viduje visą laiką verda agresija. Kaip čia su tuo konfliktuosiu, kaip tą pasakysiu, kaip aną padarysiu, paskui tokie susitikę, aš va tą pasakiau, aš aną padariau. Bet tavo rezultatai, va, samdomas darbas nuo atlyginimo iki atlyginimo. Nes tu negali savo nurodinėti, tu negali pasimti kažką tai kurti į priekį, kad pas tave būtų tavo realybės planavimas ir tavo veiksmai po to vyktų. Ne, tu renkiesi geriau ant šito nežinojimo, kur eiti, tu renkiesi alkoholių išpilti, dvėsti, keikti visus, va, kiek tau tik Dievas davė, tik tiek mažai, karma kokia nors dar kažkas. Ne, tu esi atsakingas už savo gyvenimo kūrybą ir jeigu tu esi va toksai, kuris trina šikną į sofą ir nieko nedaro, tai esi tu atsakingas, o ne kažkoks Dievas, ne kažkoks tai karma ar dar kas nors. Tai esi tu, kad neini ir neieškai atsakymų, dėl ko tau nevyksta. Pas mane galima rasti visus tuos atsakymus ir jie yra mano pagalba, padedami tau, tavo galvoje juos surasti, pakeisti. O pats tu to nepasidarysi, gali ten pist savo protą, kur va 20 mečius, kai kurie va jūsų tie vadinami gimdytojai, va nugyveno dažniausiai visą gyvenimą, va tokie, kurie dabar pensininkai geriausiu atveju, arba jau senai po velėna, bobos tik likę vyrai jau senai užlenkti už tai, kad na taip reikia. Tai va, demonai kruša jūs į visus galvus, ne? O tie galvoj, kur sėdi ir kiša mintis. O juos galima iškraustyti iš tos tavo protingos galvos, kuri jokių naudos rezultato neduoda. Tik tai smegenų masturbacija užsiima. Tai va, nori, ateik į nemokamą konsultaciją. Pabandysim tavo tą skiauterę nulenkti į šoną. Iki.